Kasdien mes vis daugiau dalykų patikim, nematomoms skaitmeniniams sistemoms. Savo pinigus, duomenis, net, sakyčiau, ir demokratiją. Bet ar kada susimastėme, kas nutinka, kai visas tas fundamentalus pasitikėjimas tiesiog ima ir sugriūva? $1 milijardas. Taip, tiek, štai toks skaičius. Ir žinote, kas tai? Tai potencialaus vienos iš pažiūros visai nekaltos kompiuterinės klaidos kaina. Sunku patikėti, tiesa, bet šiandienos istorija būtent apie tai, kokios iš tiesų trapios yra sistemos, kuriomis mes taip aklai kliaujamės. Visos šios problemos centre toks reiškinys, kurį vadina fantominiais bitkoinais. Kad būtų aiškiau, įsivaizduokime, bankomatą. Ekrane rodoma, kad turite pinigų, bet seifas yra tuščias. Tai va, čia tas pats. Sąskaitoje matomas turtas, kurio iš tikrųjų nėra. Gerai, keliaukime prie pačios istorijos. Viskas prasideda vienoje didelėje kriptovaliutų keitikloje – Bitham. Ir ten įvyksta, milžiniška klaida. Jie patys tai pavadino precedento neturinčią situaciją. Ir patikėkite, šis įvykis netrukus sudrebins visą rinką. Ir iškart reikia pasakyti, tai nebuvo šiaip kokia smulkmena, žinote, klaidingai vestas skaičius ar praleista raidė. Anaiptol. Tai buvo gilus sisteminis gedimas. Ir tas gedimas atvėrė tikrą Pandoros skrynią. Pasirodė, kad net ir didžiausios, patikimiausios platformos gali turėti, esminių spragų. Tai kaipgi tai įmanoma? Kaip sistemoje tiesiog iš oro gali atsirasti turtas? Pažiūrėkime į šios krizės anatomiją iš arčiau. Štai čia ir matosi visa esminė yda. Viskas prasideda labai nekaltai, vartotojas inicijuoja įnašą. Bet ir štai čia slypi visas pavojus. Sistema iškart, akimirksniu įrašo lėšas į vidinę apskaitą. Matote antrą žingsnį? O trečias žingsnis yra lemtingas. Sistema tiesiog nepatikrina, ar tas turtas realiai atsirado blokų grandinėje. Ir ką mes turim? Bum. Ketvirtas žingsnis – vartotojo sąskaitoje atsiranda fantominis balansas. Ir penkta – blogiausia dalis. Su tuo neegzistuojančiu turtu galima pradėti prekiauti. O dabar įsiklausykite ir mastą. Dėl šios vienos klaidos sistemoje atsirado 620 000 fantominių bitkoinų. 620 000. Tai tiesiog milžiniškas kiekis. Tuo metu jo vertė siekia dešimtis milijardų dolerių. Tiesa, tiesiogiai paveiktų sąskaitų skaičius neatrodo didelis, tik 695. Bet pabandykime įsivaizduoti, ką tai reiškia tiems žmonėms. Vieną dieną atsikeli, pasitikrini sąskaitą ir ten milijonai, kurių iš tikrųjų nėra. Tačiau visos šios techninės detalės – tai tik viena istorijos pusė. Nes didžiausia žala čia buvo padaryta ne piniginėms, oi ne. Smogta buvo kažkam daug svarbesnė. Matote, visa kriptorinka, ji stovi ant vieno pamato – pasitikėjimo. Pasitikėjimo, kad kodas veikia, kad procesai yra patikimi. Ir viena tokia klaida kaip ši gali sudrebinti visos rinkos pamatus. Nes staiga paaiškina, kad investuotojai turi prisimti riziką ne tik dėl rinkos svyravimų, bet ir dėl pačios sistemos netobulumų. Gerai, atiduokime duoklę Bitham. Jie sureagavo tikrai greitai. Ir jiems pavyko atgauti net 99% tų fantominių lėšų. Žiūrint į skaičius, atrodo kaip sėkmės istorija, ar ne? Bet skaičiai čia pasakoja ne viską. Būtent. Nes nors beveik visi pinigai ir buvo sugrąžinti, žala pasitikėjimui buvo 100%. Absoliuti. Pagalvokime, kaip galima pasitikėti sistema, kurioje turtas gali tiesiog atsirasti iš niekur. Šito nuostolio jokiais procentais neišmatuosim. Ir šis įvykis natūraliai verčia kelti klausimą, ar tik finansų sistemos yra tokios trapios, o kaip kitos sritys, kur pasitikėjimas yra, tiesiog gyvybiškai svarbus. Pavyzdžiui, politika. Taigi, dabar padarykime šuolį. Perkelkime šią pačią pasitikėjimo tropumo temą į visiškai kitą areną – į Pietų Korėjos politiką. Čia krizė šiek tiek kitokia, bet jos esmė labai panaši. Skaitmeninė platforma meta atvirą iššūkį tradiciniams nusistovėjusiems politiniams procesams. Ir čia mes matome tikrą dviejų pasaulių susidūrimą. Pažiūrėkime. Kairėje – tradicinis partijos veikimo modelis. Vidinės diskusijos, formalios procedūros, viskas struktūruota. O dešinėje – visiškai nauja realybė, kurią kuria įtakingas asmuo per YouTube. Tiesioginis spaudimas iš visuomenės, naratyvai paremti asmenybėmis ir, žinoma, momentinės reakcijos internete. Ir šaltiniuose keliami tikrai rimti nuogastavimai.
Teigiama, kad vieno YouTube kūrėjo komentarai ima formuoti visos partijos sprendimus, kad vieša kritika jo kanale sukelia realius vidinius konfliktus, galiausiai kyla klausimas, gal tai apskritai yra bandymas perimti partijos vairą, pakeisti jos kryptį? Iš esmės kalbama apie paties politinio proceso vientisumą, ar jį gali lemti internetiniai kanalai? Svarbu pabrėžti, čia nekalbama apie tai, kas tiesus, o kas ne. Ne, tai yra kur kas gilesnis, fundamentalus iššūkis visai mūsų šiuolaikiniai visuomeniai. Kaip suderinti du atrodytų būtinus dalykus. Viena vertus demokratinės saviraiškos laisvės skaitmeninėje erdvėje, o kita vertus būtinybė apsaugoti stabilius, patikimus, laiko patikrintus politinius procesus. Na kągi, pabandykime viską apjungti. Iš pažiūros turime dvi visiškai skirtingas istorijas. Viena apie fantominį turtą finansų rinkoje, kita apie politinį spaudimą. Bet jeigu pažiūrėtume giliau, pamatytume, kad problema iš esmės yra ta pati. Nesvarbu, ar kalbame apie finansus, ar apie politiką. Tiek Bitham krize, tiek politinės dramos Pietų Korėjoje parodo tą pačią esminę tiesą. Kai naujos galingos skaitmeninės technologijos susiduria su mūsų senosiamis realiomis sistemomis, iškyla pats didžiausias iššūkis, kaip išsaugoti ir palaikyti pasitikėjimą tomis sistemomis. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti? Pirma, ir tai labai svarbu, sisteminės klaidos yra daug pavojingesnės už individualias. Antra, pasitikėjimas. Jį sugriauti lengva, bet atkurti neįtikėtinai sunku. Trečia, skaitmeninės platformos nuolat spaudžia ir testuoja mūsų senasias institucijas ir tas spaudimas tik didės. Ir galiausiai iš viso to seka viena universali taisyklė. Mums gyvybiškai reikia patikimų patikros mechanizmų ir skaidrių procesų. Visur. Ir pabaigai norisi palikti vieną atvirą klausimą. Šiandien mes kalbėjome apie finansus ir politiką, bet pagalvokime, kas toliau? Rytoj tai gali būti mūsų sveikatos apsaugos sistema. Arba švietimas, ar net teisingumo sistema. Taigi klausimas, kurį verta užduoti, yra ne ar kitos sistemos bus išbandytos, o kurios